Vidurys sušalo, jau striukė pasiėmė, jau dėsis. Atsargiai, ant šaunuolis kaip atsargiai dedasi. O, kai mes jį prigąsdinom, pažiūrėk, kaip užlėtinam filmę sulėtintam. Mūsis vaiko. Ai, nabagas. Prigąsdinom nekrutėti. Šaunuolis, labai jau nepasvegis. Taip, Dar pusantros valandos išsėdėti, mažiausiai. Kitą kartą važiuos turbūt jau. Nabagas. Šaunuolis tiksliai vykdo instrukcijas. Sliek šoną, bravo. O dabar vėl žiūronas ima. O, gerai. Reiks vaikui ieškoti kitą drabužį. Striukė per daug ryškiai raudona. Man buvo pasidėti. Nu, toks plačias. Nesiartina arčiau. Lik taip pat biškėlė. Kol jau paukštis neišgazdins. Greičiau galėtum vaikščioti. Kabinė invalidės. Antros grupės. O, šaunuolis, davai. Štai va. O, kaip toli mano nukas sėdi šį kartą. Toliau negu nuo kartą. Nu, lauksim, kas šiandien bus. Gal nieko nebus. O, gandriukas skraido. Atnešk šerną. Vaikų nereikia, bet šerną atnešk. Sėdi ramiai. Žiūronas dar nežiūri. Dar vienas gandras. Jau sušalo. O, pamatė, kad aš... Jam liūdnai, žiūriu, nemato. Tebu neprakeikta ta vieta. Jėzau Marija. Kokia šitas pabruzgynas išėjau ant to kalniuko. Tai oi. Pusę valandos skerbiausi. Vieną batą prisimiu vandens pilną. Į bitutę. Ir aišku, tai visi vargai veltui bus. Nieko čia nebus. Nors šernai tai visus krūmus užknysė. Bet po mano praėjimo tai jau kaip tankas. Taip traškė viskas. Tai čia vargu ar kas bus. Nu ir pasivaičiau aš šiandien per tas krūmelės. Oi. Kad jie prasmegtų.
O, geriau saulėlydis koks fainas. Šernų daug išrausta, takai, keliai tiesiog praminti. O kas iš to po mano praėjimo, ten jie kelias dienas nesirodys. Nu viskas, ate. Pabėgo stirnaitė. Čarli, sėdėk. Nu, ko tu drebi taip? Iš karto apetitas atsiranda, ne? Nu, Čarlinka. Nori maudytis? Nori dar išsimaudyti? A, Čarli? Kaip dreba visas. Nu, šalto vandeniu išprausiau. Čarliūnė, ateik čia. Ateik pas mane. Varšas tu. Ateik pas mane. Ateik. Ateik, nu va. Nu, duok datin. Duok. Geras šuniukas, geras. Nu, nedrebėk jau tu šitaip, nevirpėk. Dar nori maudytis? Ką, dar pakasyt tau, a? Nu, ką tu nori? Ką, pakasyt? Nu, šiandien sėdžiu visai naujoje vietoj. Kažkur tai už Čiobiškio. O, kokios platybės. Tai čia kažkoks tai turi ateit brakonierius. Sėdžiu brakonierių bokštelėje. Jis pasistatęs čia. Nu, pažiūrėsim. Čia netoli jo sodyba. Kažkur buvo iš tavo krūmų. Šitai jo sodyba. Nu, sako, po apie 10:30 jis ateina. Nu, pažiūrėsim, kas per vienas. Nu, iš tos pusės turi ateit pamiškėje. Nu, palauksim. Turbūt šiandien dirbsiu piemeniu. Daug karvių turiu. Dėja pieno tai neteks atsivežti. Nu, kaip pavės dabar. Kažkur jie sugalvoja, kad čia kažkas tai ateina iš žvėriukų. Avižas neišvaikščiotas, neišguldytas, neištryptas. Niekur takelio nesimato, nei sargučių neišgulėta. Matyti karvės ir pagamys jas šiandien. Protingos kokios pačios eina. Nieks jas nevaro, palaidas, nepririštas. Aplink kviečiai, avižas, neina į avižas. Tiesa, ne arkliai iki, o karvės. O kaimas kažkoks tai. Kviečiai irgi neišguldyti, nieko neištrypti, nieko. Nežinau. Štaris pastatytas matyti. Jokių domimui. Neigdas brakonierius durnas. Neapžiūrės vietas, kur eina žvėris, kur ne. Merkinas simboliukas. Jautukas jaunas turbūt. Nebesileidžia lyčia. Nu, kaimo transportas. Turno.
greičiu. Bet jis gerai, nereikia eiti, veža. Подбелевая. Это видишь-то. Канди Варшас. Юртукас. Михаил sėdi. Senai aš jau čia nefilmavęs. O rytoj jau žirnius nukuls čia. Žirnių nebeliks. Nu, kol kas nieko nėra dar. Nu, saulėlydis. Nu, lyg tai šilta bus šiandieną. O kviečius irgi nupuls. Taulė matysis. Tai dabar šernų nesimato. Tik nugaras stirso. Ir nežinai, patelė ar kas. Susipažįsta su nauja aplinka. Kica. Nu, jamgi įdomu viskas. Kits. Neužšoks. Žiūrėk, nori užšokt. O ant medžio žiūrėk. Nu. A kaip nulipsi, durniau? Aha. Toj bus. O, nulipsi. To davė. Jau pirmi nuostoliai. Jo. Ką nulaužė? Gėlę? Numetė? Kur jis dingo? O va, atduoda. A jau tu čia? Jau čia va. Na, jis landžia čia. Jei pas princą nueis, tai būsim šakės. Tas papusryčiaus jo. Kica, kokį vardą tu jam duosi? Nežinau. Ei tu, Zimagorė. Lįsk čia. Jam patiko ten sėdėti. Tai viskas ir sėdės ten. Draugavo. Nu, kol susipažins su aplinka. Paskui jis įsirinks vietą, kur jam patogiausia. Kur jam geriau patinka. Jo patogiausia bus vieta verando. Įlindo į kampą ir sėdi. Na, teik čia. Murki. Nu, laimingo plaukiojimo jums. A pataisit bučią? Jo. O kaip šauniai atrodai. Bent jau čia reikia eiti, putelį. Jos to apsisuks. Tu gražėkis gamta. Išlydim į tolimą jūros kelionę. Laimingai. Gero laimingai. Nu, tai kurį dabar maudysitės, ar abi? Ne. Ne.
Ne. Šaltas vandenukas. Nu, oras nekoks, nekoks. Ir vanduo toks pilkas. Pastovėjom, dabar pasėdėsim. Ei, jūs, vežiautojas. Vat ir ateina į pabaigą vasarą. Ką? Skau, vasara eina į pabaigą jau. Kaip sako, pisti, ruduo atėjo. Vėluoja. Nu, kur laimikis? Ar grįžtat jau? Ai, Nu viskas, ane? nu jo kol kas. Tai kai grįžtat su tuščiom rankom iš sėkmingos žuklės, ar kaip čia pavadinti? Brakonierstvo. Va, brakonierstvo. Te, Bai. dar ateisim. Niekam kitų nuotraukų ir įrašų rodyt negalima. Ar jėzus galima gauti? Galima. Savo ežere negalima? Kodėl negalima? Kas čia sakė? Tai palauk, padarysiu naktinį filmavimą, kur čia pas mane šitas va persinė. Nu, kur tavo vėžys, parodyk. A, vienas yra. Žuvautoja, ai, vežiautoja. Koko, ditulė. Nu, vežiautojai, ko sėdit, kokie velniai, eikit vežių gaudyti. Tai ten reikš jūs nemūnų. Čia kamera. Nu, Baigite? Koko. Akis bus raudonas pas visus. neįsim man aukų, va sakysim. Nu, atneš mažą. Atneš, Brigita, mažą, atneš. Pažiūrėsim. Atneš, kad... A jis pats eina ten, bet reikia lauką išnešk. Išnešk čia į lauką. Kur lėkštė? O, Ne, Leonida. konkurentas, a? Va čia ant pievelės, padėk ant pievelės. Neleisim jį nuskriaus, nepergyvenk. Nu, paleisk. Paleis. Man aš noriu, kad man kibirą tą paimti. Eik, Brigita, aš neleisiu skriausti. Kibirą paimti. Ką jis dabar darys? Kibirą paimti. Princai, graminkis. Mažas eina pats. Pats eina išrėdžiai. A. Štai man nebaidyk. Nebaidyk. Nu, sugadinai kadrą man. Sukadžiai kadrų, kad nubaidai. Nereikėjo baidyti. Nieko čia nesitikė būtų. Ne, aš dabar mažiukų čia. Anas puls davėjau. Anas pahoja maldonas pavyzdys. Nu, kur tavo Va čia sapernikas? sapiernis. Jau tikras sapiernis. Aš galėtų ir apsiginti. A princas Varšas irgi padeda. Teisingai, atsirado naujas gyventojas, klausykit čia dabar. Visi klausykime. Ai. Nu, toj bus kažkas tai. Vienas į kitą tik žiūri, tas mažiukas. Ginasi tik tai visom 4 letinom. Šnypščia. Nu, toj didelis puls. Gali neštis nebūti kokio nebesų. Nes aš tupėliau ir tada dapėliau dar, kad, nu, į mėsą kartu. Vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos pusės. Pasiekiai. Nu,
Jis medžiotojas. Labai jis įdomus kažkoks, kas katinas. Bus įdomus katinas. Nieko, va šitoj... Kautynės neįvyko. Aš jų negalima išvalyti. Sėdi, Anis puls dar, nelies. Jie dabar puls, tu nesutrukdykim reikalą. Leonidas padarė... Tegul susipažįsta, nu. Anis tegul susipažįsta, nelies. Gaila gėlių. Nieko čia nėra gėlių, čia šitie. Nieko, eik tu, nieką nesupjaus, nebijau. Aha, batai, smoga taip. Ne, nusisuko didysis. Nusprendė mažą neliesti. Nu, paskui susipjaus. Na, didysis jau pasiruošęs atakai turbūt. Na, žiūri kaip. Nepuola. Iškart, matai, biški gavo atkirti, tai jis dabar nepuola jo taip jau staigiai. Nu. Nu, gal nesipjaus. Mažas labai jau ramus. Atsisėda. Rodo susitaikymą. Aha, tas ką darys. Ir tas atsisėda. Nu, jau gal susitaikė jau, ne? Nepuls jau. Nu, kas arbatą geria, tu Edita kavą, tu pati užsipiu. Antona, darysi arbatą? Taip. Nu, užtenka čia filmuoti jūs. Per daug jau dėmesio aš jums skiriu.